susitelkiu ėmė dėtis keisti dalykai, visų pirma šis laikrodis. Mano pusbrolio dovana Solena. Žinot, kas jis. Žinoma, prisimenu 16 sezoną. Vakar laikrodis sustojo 4, lygiai 16:00. Tai neabejotinai ženklas, tik aš nesuprantu, ar skirtas man, ar jums. Apie ką jis kalba? Mano duktė gyvena su antru vyru, pirmasis vyras ją paliko, išėjo į darbą, niekam nieko nesakė, grįžo iš darbo, susikrovė drabužius ir išėjo. Ir visi laikrodžiai sustojo. Kokie tik buvo namuose visi. Keista, o kelintą valandą? 16:00. Gal čia tikrai ženklas, kaip keista. Jei būtų sustojęs tik vienas, o čia visi. Taip visi. Tai buvo ženklas, jūsų žentas išsigelbėjo. Jei nebūtų išėjęs, būtų miręs 16:00. Užas. Koks siaubas, tačiau kokia visų nelaimė priežastis? Žinot, kas kaltas, akivaizdžiai moteris, tamsiaplaukė. Tamsiaplaukė, jį svetimas žmogus ar giminaitė. Kol kas nenumato. Kraujo giminė. Sesuo labai pyksta ant jūsų. O jūs ant jos. Apie ką jis kalba? Seserų daug. 8. Ir jūs visos tamsiaplaukės? Tai... Pažiūrėkit man į akis. Saša. Apie ką jis kalba? Apie Aleksandrą. Turi seserį Aleksandrą, taip. Kodėl sesuo kreipėsi Magijus prieš kitą seserį? Kai mirė jos vyras, jis pareiškė, kad dėl to kalta aš. Matau, kad aš žinau, aš pamaniau. Kodėl Aleksandra už vyro mirtį nusprendė atkeršyti būtent Marijai ir jo šeimai, negi moteris dėl kažko kalta? Matau, dukterį, tavo duktė pagauna puokštę. Žinai, ką man primena tą puokštę? Laidotuvių vainiką, į juodą užšėktą, kad tavo dukteriai nesiklostytų šeimyninis gyvenimas. Puokštė padarė per vestuves ir mano